Sveiki visi. Šiandien javystams parodysiu, kaip atlikti paruošimo darbus iki chromavimo. Galbūt atsakysiu į jūsų užduodamus klausimus. Pirmiausia, vizuali apžiūra. Ar nėra stiprių įlinkių? Jeigu viskas gerai, reikia nuimti laikiklį. Dėl to, kad išvalyti esančias rūdis. Laikiklį visada nuimu, nesinori, kad klientas atvažiuotų, už šitą vamzdį dantis įmontuotų. Laikiklį nuimu gręžimo būdu. Suvirinimo tašką apgręžioju grąžtu, mano optimaliausias yra 5 mm. Tik aišku, jau labai neįsiremkite, tai įlėksite į vamzdį. Haha, pajuokavau. Manau, tikrai klausimų nekyla, kodėl laikiklį reikia nuimti. Ir dar tokį fintą pasidarau. Kai nuėmė laikiklį, jeigu būna per maži spuogai, prisiauginu. Pagal laikiklį apsitrinam spuogus. Na ir gaunasi kažkas taip. Vėliau ten lygius sumatuojam, suderinam. Reikia pasigaminti varžtuką. Aptrinsim, tiktų prie laikiklio, arčiau originalo. Galit varžtą nešti pas metalo tekintojų, grįžti namo laimingi, sumokėję 20 eurų. Na, gal idealiai nesigavo, bet kad tvarkingai, tai tikrai. Tie, kas jau namuose sugalvosite patys daryti, tai neužvyrinkit šitaip, vamzdį pradursit. Dar kartą pasitikrinam. Pirmiausiai nuimu nuo šitos dalies seną chromo dangą. Pažiūriu, jeigu viskas gerai, tada privyrinu laikiklį. Jeigu viskas čia gerai, paruošinėju šitą dalį. Nuimtas senas chromas. Pradžia buvo su 80 šiurkštumo popierių, vėliau 220, 400, 600 tūkstančių. Iš pradžios nefilmavau, nes ir taip aišku, kaip darosi. Man toks padelis labai patogus. Lipnus popierius lengvai keičiasi. Bandysim privyrinti laikiklį. Prieš vyrinimą pažiūrim, ar gražiai priglūdo prie vamzdžio. Tada pažiūrim, ar tiesiai ir pažiūrim, ar tiesiai į vamzdžio paviršių. Pamatuoti ir atstumą, kad daugmaž būtų kaip originaliai. Varžtą užsukam veržlėm, kad apsaugot nuo degėsių, kaip šašų, kad neprilyptų. Užspaudėjų, suspaudžius, stipriai prisiglausto prie vamzdžio. Ir aišku, vyrinimo metu, kad detalė tiesiog nenulėktų iš šono. Taip apsaugom poliruotą dalį. Greitai suvyrinsiu, ir paimsim elektrodą. 5-tuko per daug bus, kad tik nesenai vyrinau tvorą su tuo pačiu suvirinimo aparatu ir suvirinsim. Na va, puikiai tiks. Šito daikto nepamirštat. Jeigu pamiršit, elektrodą daužysit visą dieną. Yra žmonių drąsuolių, kurie moka vyrinti be apsauginio skydelio. Užsidėkit, tai vaikščiosit gražuoliai su stiklinėm akim. Toks patikrinimas. Pasiemu įvorę, dedam į vidų ir žiūrim. Jeigu lengvai nueina, viskas gerai. Šitą patikrinimą būtinai atlieku. Na, įsivaizduokit, klientui atiduodi naujai chromuotas dalis, jis susirenka priekinę šakę, o tarkim užstringa ties suvirinimo taškais. Klientas atvažiuos ir jis man tą šakę į dantis įmontuos. Tai kad tokių dalykų nebūtų, tu reikia atlikti patikrinimą. Ką aš čia darau? Po visų darbų apsaugau poliruotą detalę, nes detalė bus smėliuojama. Šitą anglį, pramoninė smėliasrovė. Taip atrodo po rimto smėliavimo, gražiai išvalyta. Kam reikalinga izoliacija ir ta vėlutė. Vyniojama apsaugydami sriegį, o chromo vėlutė padeda chromavimo metu prilaikyti izoliaciją, nes jeigu izoliacija atsivinioja, prilimpa prie paviršiaus ir toj vietoj chromas nepasidengia. Būna žmogus paskambina, sako, dėdė, aš galiu nusmėliuoti detalės ir jums atsiųsti. Ir detalę atsiunčia iš vidaus nusmėliuoti. Vidaus smėliuoti tikrai nereikia. Na ir aišku, smagiausia dalis, kai jau detalės atkeliauja nuchromuotos. Rezultatas tikrai geras, gerai žiūrisi. Kaip aš visada klientams sakau, tikrai nebus gėda važiuoti motociklu. Tam kartui tiek, geros visiems dienos.